Sveikas merginos, šiame video noriu parodyti, ką šiuo metu rasite Contribui ir nuo kurio lygio pradėti, kurias treniruotės jums pasirinkti ir kaip jas tęsti toliau, kada keisti jas. Tai prisijungus prie Contribui, pagrindiniam puslapį einant į apačią, jūs matysite kategorijas. Tai per šį čia visus video ar pasirinksite nuo pirmo lygio, yra šiuo metu iki 8, tada yra trumpos treniruotės, abs, klubams iššūkiai, svorio metimo iššūkio treniruotės 3 lygių, mityba, judėk iššūkis, edukacija paskaitos, keliams iššūkis stiprinti ir stuburo mankštos. Tai dabar nuo ko pradėti jums sportuoti, iš kur žinoti, koks yra tas jūsų lygis. Jeigu jūs esate nesportuojanti moteris, gal niekada nesportavote, ilgą laiką nesportavote, padarėt pertrauką, rekomenduoju pradėti nuo pirmo lygio treniruočių. Tiesiog įsijunkite treniruotę, pasidarykite ją ir pasižiūrėkite, jeigu jūs matote, kad jums yra visiškai lengva, net nebuvo ką veikti, tada jūs tiesiog praleidžiat kokį antrą lygį ir keliaujate į trečią lygį ir pasidaryti. Ir iš esmės, jūs supraskite, kad aš negaliu padaryti kažkokios vienos treniruotės, kur jūs visom jums tiks. Dėl to yra skirtingi lygiai ir čia jau jūsų yra, jūsų tiesiog darbas pasirinkti tą tinkamą lygį. Tai sakau, jeigu jūs esate nesportuojanti moteris, pradedat nuo pirmo lygio ir žiūrite, ar jums tai yra pakankamai sunku. Jeigu jūs jau esate sportuojanti, tai tada pradėkite maždaug nuo 5 ir vėlgi pasižiūrėkite, ar tai jums yra pakankamai sunku. Tai iš kur žinot, kada lygis yra per lengvas, jeigu jūs įsijungiat treniruotę ir visą ją padarote su maždaug tokiais svoriais, kokiais mes naudojame, padarote tuos visus pakartojimus, kuriuos mes darome, tada jūs galite sunkinti. Tik dar turėkite omeny, kad mūsų progresas yra ne tik, kada mes padarom visus pakartojimus, bet kada jūs išmokstate gerai atlikti judesį. Pavyzdžiui, tokie judesiai kaip pasilenkimo judesys, kada per klubą lenkiamės įtūpstai, kad stabiliai išmoktume daryti. Tai dėl to, jeigu jūs esate nesportavusi, tai jūs galite tiesiog būtinai praeiti nuo pirmo lygio, kad išmoktumėte tuos visus judesius atlikti, nes jeigu gerai išmoksite judesį, jūs tiesiog efektyviau visus kitus lygius sportuosite. Tai jeigu jūs praeinat bet kurio pasirinkto lygio tas treniruotės, su tais svoriais, su tais pakartojimais, tada keliaujate kitą savaitę į kitą lygį. Ir vienas lygis yra viena savaitė. Tai nuo 1 iki 7 lygio visur yra po 3 treniruotės jėgos, jos yra svarbiausios, jas atliekat ir papildomai dar yra visokios kitos mankštos, kardio, hitai, tempimai ir visa kita. Tai bet pagrindas yra savaitės tas planas, yra jėgos treniruotės. 1A, 1B, 1C, paskui ten 8 lygiai yra ABCD. Nes yra jau sunkinam po 4 per savaitę. Bet, pavyzdžiui, jeigu sakot, aš noriu sportuoti 2 lygyje, bet aš galiu sportuoti 4 kartus per savaitę. Viskas yra gerai. Jūs tada kaip darot? Jūs darote 2A, 2B, 2C, ten tarkim pirmadienį, trečiadienį, penktadienį ir dar norit vieną treniruotę pasidaryti. Tada jūs darote vėl 2A. Ir tada sekančią savaitę jūs darote 2B, 2C, 2A, 2B. Tai yra tiesiog jūs ratu sukate visas treniruotės, kurios treniruotės eilė, tada tą ir darot ir viskas. Ir kai vėl per lengva einate į kitą lygį ir tiek. Tai su lygis yra labai paprastas dalykas. Padarau viską, galiu sunkinti, sunkinu ir tiek. Jeigu turite skirtingus svarmenis, tada tą patį lygį jūs dar galite pasunkinti, atlikti visą tą treniruočių ratą, savaitę ar dar 2 ar 4 netgi, jeigu tiesiog pasunkinat svarmenis. Tai neskubėkit, kaip ir sakau, progresas gali būti ir būtent tuose pačiose treniruotėse, arba kokybiškiau atliktas judesys, arba su didesniu svoriu. Tai ir jūs turėtumėt praeiti per tuos lygius, 8 bus neužilgo ir 9 dar lygis. Ir tada papildomai dar yra trumpos treniruotės, čia irgi yra skirtingų lygių, yra vidutinio sunkumo, sunkios, pažengusioms arba lengvos. Tai pavyzdžiui, jūs, tarkim, ypač tinka pradiniams lygiams, jūs, tarkim, padarėt 20 minučių treniruotę ir norite dar biškį padaryti. Ir pasirenkat, tenais yra sėdmenims, norite ar sėdmenų, ar šlaunų, ar blauzdų, ar dar kažko, tiesiog pasirenkat papildomai vieną treniruotę padarote. Lygiai tas pats yra ir su iššūkiais, abs iššūkis, tai yra pilvo raumenų treniruotės. Merginos dažnai klausia, nėra pilvai pratimų. Dėl to, nes yra pilvai atskiros treniruotės, tiesiog jeigu jūs norit 10-15 minučių papildomai įsijungiat ir padarot. Dėl to, nes supraskit, kad
svarbiausia yra jėgos treniruotės, maksimaliai svarbiausia. Appsai yra, jūs darykit, nenorit, nedarykit, bet jėgos treniruotės bus svarbiausia. Ir jeigu aš padarysiu 20 minučių treniruotę ir 15 minučių appsai, gausis 3-5 minutės. Ir aš tiesiog matau, kad žmonės tada pradeda mažiau daryti. Tai aš geriau padarau jėgos pratimus atskirai ir jeigu turit laiko, darot apps. Arba atskirom dienom tiesiog pasileidžiat apps ir panašiai. Klubams, klubų mobilumo iššūkis. Čia irgi judėjimo iššūkis, panašios tokios treniruotės keliams, jeigu turit skaudančius kelius, ir stuburo mankštas galite daryti irgi papildomai atskirai arba naudoti kaip apšilimą. Ir dar liko svorių iššūkis, tai čia yra 3 mėnesių treniruotės, jos po truputį sunkėja. Jeigu esat pažengusi, galite iš pradžių tas pradinės pirmo lygio ypač daryti po 2 vienu metu, jeigu kempą darot, bet viena mergina rašė, kad nes čia yra šitaip labai sunku, tai aš nerekomenduoju pradėti nuo svorio metimo iššūkio merginoms, kurios nesportuoja. Jūsų lygis yra pirmas lygis, o ne svorio metimo treniruotės, jos yra sunkios. Tai tiek, tai pirmą mes turim praeiti jėgos treniruotės, pasiruošiam, išmokstam ir tada, jeigu norim, keliaujam su svorio metimo treniruotėm, su iššūkiu. Daug skirtingų treniruočių, kad jums smagiau būtų, kad nepriprastumėt, nes sakot, kad dažnai pabosta. Ir dar paminu prie to paties, kad svorio metimo treniruotės jūs pamatysite, jos nėra kitokios kažkokios. Šiek tiek yra eiliškumas, kitokie biški pratimai ir panašiai, bet ta prasme, supraskit, kad jūsų svoris kris nuo jūsų mitybos, o mes ką su treniruotėm darom, mes darom, kad raumenis neišnyktų, kad kai jūs metat svorį, kad nebūtumėt tos sliekai, kaip sako, lentos ar kažkas, kad išliktų kūno tonusas, raumenukai, formas ir visa kita. Dėl to tiesiog svorio metimo treniruotės yra jėgos treniruotės, kaip ir tose 8 lygiuose, visur yra jėgos treniruotės. Čia yra lygiai tas pats, tiesiog ten tame iššūkyje yra papildomai daug skirtingų, kad jums nepabostų. Ir viskas, visa tokia ir sistema. Tai va, tai sėdmenims lygiai 7 yra tiesiog daugiau sėdmenims pratimų ir tiek, nieko irgi ypatingo, tokios pačios jėgos treniruotės. Tai va, tikiuosi viskas aišku, jeigu ką, palikit klausimus, galiu ir nufilmuoti video ir sėkmės sportuojant.